Sveiki visi, čia dar vienas jau trečiasis neekspertai podcastas ir kaip visada aš Vainis ir mano kolega Justinas. Sveikinam visus žiūrovus su naujaisiais metais. Sveikas Justina. Ta pati įžanga dar kol kas nieko naujo, bet tikėjausi kažko, vis tiek nauji metai, nauji pokyčiai, bet galima būtų pritaikyti šūkį New Year Same Me, tai Same Podcast irgi. Taigi šiandien pasiruošę esame tikrai daug temų. Žalgirio situacija su Trinkieri, taip pat mačas su Makabi bei ateinantis su Alba. Na, gal pradėkime nuo Žalgirio Makabio. Penktadienį žalgiriečiai Žalgirio arenoje pralaimėjo. Ketvirtadienį. Ketvirtadienį pralaimėjo Makabi komandai 70-78. Pats buvai arenoje, ką matėjai, kas įsiminė. Kas įsiminė ir nelabai patiko, tai kepta duona arenui, kuri buvo sugižusi ir minkšta. Teko pusę puoduko išmesti, o jeigu jau rimtai šnekant, man patiko Žalgirio komandos energija pirmoje rungtynių pusėje, kai jie tikrai žengė kojo kojon su Makabiu. Berods išeinant į ilgąją pertrauką skirtumas ar pranašumas buvo tik pora taškų, tai vis tik pasako, kad su komanda, kuri yra visiška puolimo komanda, meta virš 80 taškų ir pirmoji pusėje sukrapšto vos 30 kelis taškus, tai Žalgirį tikrai buvo galima pagirti už gynybą, bet antroje pusėje, ypač trečiajame kėlinyje, Žalgiris subirėjo. Aš nežinau, kas atsitiko, bet aš kiek žiūrėjau, tai tiesiog absoliučiai Makabis dominavo, Žalgiris nesugebėjo užpult, nei apsigint. Vienintelis dar šviesulys, kuris buvo, tai ketvirtojo kėlinio spurtas, kai Žalgiris bandė vytis, bet skirtumas buvo tiesiog per didelis. 17 taškų pranašumą reikėjo panaikinti, vienu metu buvo likę tik 8 taškai, bet sužaidžia tokie žaidėjai kaip Tamiras Blatas 20 naudingumo balų, Sorkinas surenka irgi 14 naudingumo balų. Ką jau sakyt, Lorenzo neturėjo puikių rungtynių, Baldvinas apskritai nežaidė, Nybau turėjo puikias rungtynės, Kolsonas vidutiniškai, bet tikrai solidžiai sužaidė. Nežinau, sunku paaiškinti tokį Žalgirio prastą žaidimą, bet tai ir buvo, va šios rungtynės ir buvo lūžis, kad ir buvo atleistas Žalgirio treneris. Na, aš pasakyčiau gal, kad rungtynės pačios nebuvo labai gražios ir nesinorėjo labai žiūrėti, abi komandos nedemonstravo gero žaidimo. Makabi, kaip ir sakėjai, praradusi Baldviną, bet tai atrodė turėtų būti lyderis Lorenzo Braunas, tačiau nepavyko gerai sužaisti ir jam. Kalbant apie Žalgirį, tai toliau Žalgirį tempia į viršų Birutis ir šitam sezone jis visiškai vienintelis turbūt toks stebinantis žaidėjas ir savo vardą tikrai kelintis į viršų Žalgiryje. Turbūt niekas nesitikėjo jo tokio žaidimo, čia jau keletą rungtynių iš eilės demonstruoja gerą formą. Keenanas Evansas, galima sakyti, pasižiūri į statistiką, 18 taškų, 14 naudingumo balų, lyg ir nebloga kaip jam, bet iš tikrųjų daug prastų sprendimų, 0,6 tritaškiai, ne vieno tritaškio, tai sakyčiau, prastos rungtynės ir tie taškai jau susirinkti pačioje pabaigoje, jau kur realiai šansų kabinti Žalgiris daug ir neturėjo. Jo, visiškai sutinku, 14 naudingumo balų, kaip ir paprastam žaidėjai būtų neblogai, bet kadangi žinom, Evansas tikrai gali žymiai geriau, ypač prieš Makabį, kuri tikrai nėra gynybinė komanda. Diena nekokia, 0 iš 6 tritaškių, ką padarysi, bet buvo vienas kitas epizodas, kai gražų dvitaškį su pražanga įmetė ar išprovokavo kokią nors kitą pražangą, bet šiaip nebuvo geros rungtynės. Dar noriu pastebėti, kad Kevarijos Eizas labai nuvilia mane bent jau šį sezoną. Visiškai pritariu tau, Kevarisas prastos formos ir pernai lyg matėm jį kaip gerą gynybinį žaidėją, kuris išsikeitimuose stabdydavo lyderius. Šiemet
ir to trūksta, o puolime tai nežinau, atrodo labai netalentingas krepšininkas, galintis tiesiog įkraut kamuolį ar įmesti iš po krepšio. Taip pat dar ketvirtadienį matėm kelis epizodus, kur atrodė žiauriai, kaip Lavrinovičius nepataikytas iš po krepšio kamuolys, na, man atrodo, signalizuoja apie prastą psichologinę situaciją Žalgirio komandoje, daug pramestų metimų iš visų komandos narių, gal kiek atsigavęs Ulanovas ir matom, kad kai atsigauna Ulanovas, komanda pati sėda. Dar labai gerai apibūdintų Žalgirio dabartinę situaciją. Brady Maneko pasas likus 2 minutėm tiesiog į užribį. Jeigu matei, kai Manekas gavo kamuolį, atrodo galėjo mes, bet papasavo kamuolį, galvojo, kad tenai Šmitas yra, bet jisai pradėjo kirst po krepšiu ir išėjo taip, kad kamuolys tiesiog tiesiai į užribį nuskrido į šviečiančias LED lemputės, kurios demonstruoja reklamas. Nežinau, ar tu šito pastebėjai, bet man sunkiai paaiškinamas epizodas buvo. Pastebėjau ir atsimenu areną, irgi visa arena jau laukė tritaškio, jau buvo visa pakilus ir tas nusivylimas po to metimo irgi buvo didelis. Man atrodo, Dar Samneris visai neblogas rungtynės sužaidė, starto penkite pradėjo, matėsi, kad tas duoda starto penkitas jam daug pasitikėjimo ir 8 taškai, man atrodo, 14 taškų, 9 naudingumo balai, tai tikrai geras mačas iš jo pusės. Tai ir kiek pati rungtynių pradžia 3 iš eilės tritaškiai, kaip pats žaidėjas buvo užsivedęs visą areną, tiesiog kiekvieną kartą palietus kamuolį Samneriui visą areną iš karto pradėdavo tarsi ūžti, tikėdamasi kažko gero ir pradžioje tikrai Samneris nenuvylė. Ir visos šios rungtynės bei prieš tai buvusios virto į tai, kad Kazys Maksytis paliko Žalgirį, tokią naujametinę dovaną padovanojo Žalgirio valdžia savo fanams ir atvyksta italas Andrėja Trinkieri. Kaip Justinai vertini visą šitą situaciją? Man nebuvo nieko kažko keisto, nes aš jau buvau su ta mintim susiginęs dar kai prieš 2-3 savaitės Žalgiris jau skelbė naujienų portalai, kad Žalgiris susitarė su Trinkieri. Aš jau buvau susitaikęs su ta mintim, kad Kazio neliks. Tas žaidėjų sukilimas gal kiek tą situaciją numalšino, bet kažkaip kiek galvojau, aš vis tiek tikėjausi, kad galų gale vienaip ar kitaip, ar vėliau sezono metu, ar kito sezono metu Andrėja Trinkieri tikrai ateis, nes kaip galima kitaip jam paaiškinti va tokią situaciją, kad tu sutinki, kaip ir jau pasiskelbiama, kad treneris atskris jau vakare ir staiga apsigalvojo, žaidėjai sukilo. Vis tiek, manau, turėjai jam prižadėti kažkokį ar geresnę poziciją renkantis tarp trenerių kito sezono metu ar vėliau sezono metu. Tai man nieko keisto Andrėja Trinkieri atėjimas, bet kiek mačiau video ir iš Rūbinės, kai sveikinasi su žaidėjais ir iš interviu, tai jis ir pats labai gerbė šį klubą, džiaugiasi, kad gali būti šaly, kurioje krepšinis yra, kaip žinom, religija. Ir apskritai tos nuotraukos, kai žaidėjai sveikinasi ir tiek treneris su jais, man pasirodė pozityvas, žaidėjai šypsosi, džiaugiasi, vis tiek charizmatiškas treneris, moka pajuokauti ir aišku, moka surengti kažkokį šou rungtynių metu. Tai aš kažkaip vertinu šį perėjimą pozityviai. Rezultatai kalba patys už save. Trinkieri su Bayernu per 3 metus 2 kartus išėjo į atkrintamąsias. Manau, rezultatas neblogas. Kovojo su Milanu 1 metais, su Barsa iki 5 rungtynių nuėjo 2 metais. 3 į atkrintamąsias nepateko, bet buvo tikrai netoli jų. Žinoma, tikėtis šį sezoną greitų rezultatų būtų labai naivu ir pats Trinkieri per interviu sakė, kad iki 10 vietos kaip iki Saturno, ne kaip iki Marso. Tai
jisai nesitikė greitų rezultatų, turės vis tiek žaidėjai adaptuotis, priprast prie naujo žaidėjo, naujo trenerio stiliaus. Aš vis tik tikėčiausi, kad šį sezoną būtų smagu, jeigu patektume į bent jau į krintamąsias, bet didelių lūkesčių neturiu. Galima tikėtis dabar staigaus žaidimo pagerėjimo, kai žaidėjai nori pasirodyti prieš naują trenerį, apskritai prie nenuvilt fanų, tai galima prognozuoti kažkokią kreivę teigiamą kylančią į viršų, bet apskritai aš labiau susitelkčiau jau į kitą sezoną. Aš bent jau asmeniškai nežinau, ar tave labai nustebino, kad Andrėja vis tik galiausiai atėjo į Žalgirį. Iš tikrųjų, gan komiška situacija čia gaus su tuo atvykimu Andrėja Trinkieri. Galvojau, kad vis tiek gal paliks iki sezono tą Kazį Maksvytį, bet vis tiek nelabai ir nustebau, kad Andrėja atvažiavo, nes prie Maksvyčio neatrodė labai, kad Žalgiris turi kažkokią idėją savo žaidime ir kad tobulėja. Gal nemačiau to tokio labai stipraus tobulėjimo tiek trenerių, tiek žaidėjų veiduose ir nežinau. Paulius Jankūnas tikrai pirmą sezoną dega, aš taip galėčiau pasakyti, naujose pareigose. Tas visiškas pasitikėjimas dabar virto absoliučiu niekuo, tiesiog Tai tu atleistas. negali nieko geriau tikėtis. Tai pirmi metai tokiose pozicijose pernai buvo po Pauliaus Matijūno sparnu, bet prieš 2 metus tik baigė karjerą, tai jis ir pats sakė, kad jam patirties kalnai. Aš nepasakyčiau, kad čia kažkas labai blogo. Aišku, sprendimai neužtikrinti, bet ilgainiui, manau, tai tik bus į naudą, nes Paulius Matijūnas, manau, kad tikrai dar ne vienus metus Eurolygoje dirbs ir Žalgirį tik tai po kiek laiko galbūt grįžta, tai aš nežinau. Ar tu tikėjaisi, kad Paulius Jankūnas jau iš karto perėmęs tas tiek ir savininko šiokias tokias dalis ir e, šito sporto direktoriaus pareigas, jisai iš karto jas gerai atliks? Aš nežinau, ar taip galima būtų tikėtis, bet sutinku su tavim, kad tikrai situacija komiška ir keista. Aš aišku nesitikėjau iš Jankūno kažkokių stebuklų, bet kol kas labai blogai. Parduotas Brazdeikis, atrodė viskas logiškai, bet naujoko nepasirašoma, laukiama labai ilgai, nesuprasi ko. Taip pat Nazas Mitrulongas paleidžiamas irgi ilgai laukti, kol atvažiuos kitas žaidėjas, tai manau, tokie sprendimai vėluojantys. Bet Tas pati Trinkieri situacija, man atrodo, tai labai prastas sezonas Jankūnui. Bet kaip suprantu, čia ne vien tik Jankūno kaltė, bent jau kalbant apie to žaidėjus. Taip, tai Brazdeikio be abejo yra paleidimas. ir Maksvyčio kažkiek kaltė, nes treneris visų pirma labiausiai už tą komplektaciją yra atsakingas Būtent, Kauno Žalgiryje. sutinku. Bet Mhm. vis tiek ir ta komunikacinė krizė, kai žurnalistais išvadini ten, ne tai kad išvadini, bet paskleidi, kad viskas buvo fake news, nors manau akivaizdu, kad buvo nupirkti tie bilietai į Kauną jau skristi Trinkieri, tai ir tas visiškas pasitikėjimas baigėsis per 2 savaitės, tiesiog juokinga kažkiek yra. O kalbant jau apie Trinkierį, tai manau tikrai geras treneris, man vienas labiausiai imponuojančių Eurolygoje ir jau nuo vakar spaudos konferencijos, ką tikrai supratau, kad bus įdomu Žalgiryje likusį sezoną bei turbūt kitais metais. Įdomios spaudos konferencijos, jau iškart matėme tas frazes, kad ne Marse, o Saturne. Prie Maksvyčio aš nelabai klausydavau tų trenerio pasisakymų, bet dabar man labai panaši situacija kaip ir su Jasikevičium, kur tikrai įdomu paklausyti ir jau matėm, kad žurnalistai jau šiek tiek pradeda nutarkuoti iš karto kitoks atsakinėjimas, tai man tikrai tas patinka ir pats kaip treneris irgi taktiškai labai išprusęs, geri deriniai, sakyčiau, gera varžovų analizė ir pasiekimai su Bayernu kalba patys už save.
Jo, aš atsimenu, kai pirmą kartą apie Trinkierį sužinojau, ar jį pamačiau dar jisai, kai dirbo Brose klube, Brose Bamberg. Tai aš atsimenu ir koks jau ir tada jisai panašiai atrodo, toks garbonotas, su akiniais, charizmatiškas treneris ir apskritai internete, kiek būna video, kad jisai tokiais vat netradiciniais pasisakymais vienai nakčiai ten išgarsėja internete ar pasako kažką ir atsimenu apie Lekavičių buvo midžetu išvadinęs, bet šiaip Trinkieri matosi, kad moka šnekėti, turi tą tikrai iškalbos dovaną. em, Jis gali gerai išnaudoja žaidėjus, kiek Bairno pavyzdys puikus, kaip atrodo iš tokių e, nebūtinai tokių pačių brangiausių žvaigždžių žaidėjų, bet sugeba išspausti viską, ką gali, kovoja dėl aikštelės centimetrų ir tikrai manau, kad Žalgiriui turėtų suteikti tos energijos. Tikrai duos, manau, pozityvą tikrai. Tai ką, tiek gal apie trinkierį, dabar judėkime prie fantasy apžvalgos. Basket News Fantasy aš per šį turą pakilau iš 5 į 4 vietą vienu laipteliu. O daugiausiai kas atnešė, tai Šeinas Larkinas 33, Alekas Petersas 30 ir Mike James kaip kapitonas atnešė 50. Tai tikrai O dar vienas. kokius keitimus padarai po praeito turo, kad kas leido tau į tą ketvirtą vietą dar pakilti taip toliau? Tai Veidą Baldviną išsimečiau, nes žinojau, kad nežais taip pat Šeivaną Šilcą ir Volterį Tavaresą. Tai vietoj jų pasiėmiau Johannesą Tymaną, pasiėmiau Aleką Petersą ir pasiėmiau Keenan Evansą, kuris nesužaidė, bet nežinau. Dar Bet kaina vis pažiūrėsiu. tiek šiek tiek pakilo ir tau, kaip suprantu, tau nebuvo labai sunku padaryti keitimus, nes du žaidėjai buvo traumuoti, o Tavaresas buvo toksai ar pasilikti, ar parduoti, ar tau neužteko tiesiog pinigų ir tau reikėjo jį parduoti. Ar galėjai pasilikti irgi? Galėjau pasilikti Tavaresą, bet Ai, tai, kažkaip o pas mane tai aš pasakysiu taip, kad iš trijų komandų dvi ištrinsiu ir pradėsiu žaisti mid-season lygoj, o komanda, su kuria geriausi rezultatai, tai ją pasiliksiu ir toliau šiaip sau žaisiu tą visą sezoną lygoj. Aš pakilau iki 468 vietos, tai taip stabiliai nuo 11 turo vis po keliasdešimt laiptelių kylu. Kuo šita mano komanda ypatinga, tai kad aš pradėjau žaisti tik nuo antro turo, tai galima sakyti, aš jau dar nepradėjau žaisti, atsilikinėjau jau virš 100 taškų, o šiuo metu mane nuo lyderio skiria apie 350 taškų, kažkas tokio, nuo Vainiaus apie 300 taškų, gal kiek daugiau nei 300. Praeitą turą surinkau 192 taškus, bandžiau dar šiek tiek paauginti biudžetą nuo 18,5, tai todėl rinkausi Cody Millerį McIntyrą, bet jisai man atnešė tik 4,5, tai labai nepakilo kaina, ko aš tikėjausi, kad daugiau. Realo situacija buvo sunki puolėjų grandyje ypač, todėl rinkausi Eli Indiają už 500 tūkstančių, bet jisai per 15 minučių žaidimo laiko atnešė 0 taškų, nei metimų atliko, gal atkovojo tik kokį kamuolį ir klaidą padarė, tai irgi nuvylė, bet 30 tūkstančių pabrango, tai galiu sakyti, kad atseit paauginau biudžetą. Labai gera mano įžvalga buvo pasimti Aleką Petersą, vienas brangiausių puolėjų, bet pardaviau Šeimoną Šilcą traumuotą ir pasiėmiau Aleką Petersą, kuris žaidė prieš Berlyno Albą. Tai taip ir tikėjausi, kad bus virš 20 taškų, atnešė beveik 30, bet kapitonas vis tik buvo Konstantinas Mitoglų. Dar truputį apie mid-seasoną. Ką pats jau esi nusižiūrėjęs, kokią komandą maždaug statys? Nu jau daugmaž vieną susidėliojau, dar kitos nedrįstu trint, nes
mes su Vainium esam lygoj tarpusavį, kurią jau trečius metus e, esam susikūrę, tai bet kadangi ta mano komanda toj lygoj dalyvaujanti neperformina, nerenka taškų, tai aš ją ištrinsiu ir pradėsiu žaisti mid-seasoną, bet iš mid-seasono žaidėjų aš dabar ypač žiūriu į Fenerbahčę du žaidėjus, Niką Kalatį ir Georgiją Papajanį. Abu jie kainuoja mažiau nei 900 tūkstančių, Kalatis kainuoja 888 tūkstančius, tikėtina, kad jo kaina turėtų aukti. Papajanis 673 tūkstančiai, irgi tikėtina, kad kaina auks, žaidžia prieš Šarom kiek mažiau nei 20 minučių, bet efektyviai. Taip pat esu nusižiūrėjęs Danielių Oturų, Voitmaną. Tai viskas, dabar į viskas, kas į ką fokusuojuosi, tai yra tik tai kainos auginimas. Visą laiką patartina, pradedant susikūrus naują komandą, išsiauginti kaip įmanoma greičiau biudžetą. Tik šį kartą darysiu kiek kitaip, nesirinksiu visų žaidėjų apie milijoną, o išsirinksiu dar vieną brangesnį, iš kurio tikiuosi, kad atneš man bent jau 20 ar daugiau taškų ir kad ne tik paauginčiau biudžetą su kitais žaidėjais pigesniais, bet kad ir gaučiau šiek tiek taškų. Tai vat, o kiti tai tokios plius minus rizikos irgi tikintis, kad koks pigus žaidėjas sužais. O tu kursi mid-season komandą, ar pasiliksi ties savo dabartinę? Manau, vieną pabandymui tikrai susikursiu, gal nebūtinai ten labai atsakingai, labai jau taip kruopščiai žiūrėsiu ją, bet manau tikrai pabandysiu kažką dar Aš sukurt. manau, aš manau vien dėl to apsimoka, aišku, čia dabar, jeigu ką žiūrės ir išgirs šitą, tai man bus tik didesnė konkurencija, bet kol kas, kiek žiūrėjau, mid-seasono lygoje yra tik 330 komandų, kas nėra daug. Tai galima tikėtis galbūt, jei pasiseks, nes vis tik fantasy žaidimas manau, kad didžiausia dalis yra sėkmės, jei pasiseks galbūt kokį prizą nugvelbt. Pagrindiniai lygai žaidžia 15 tūkstančių komandų, kol kas mid-season tik 300, tai jeigu pradžioj spėsim susikurti komandas, galbūt ir pavyks išsilaikyti sezono eigoje tarp lyderių, kurie galbūt pavėlavę šiek tiek susikurs, bet tai va, nežinau, ką daugiau pridėti iš šitų dalykų. Galim galbūt jau kažkokį aptarimą padaryti, nes baigėsi pirmasis Eurolygos ratas, sužaisti 17 turų. Galim apžvelgti šiek tiek dabartinę Eurolygos lentelę. Mes su Vainium apžvelgsim kiekvieną komandą individualiai, pradedant nuo paskutinės vietos, einant iki pirmos vietos. Ir pasižiūrėsime, kas galbūt galėjo lemti tokį rezultatą, koks dabar yra, kas nuvylė, kas nustebino, kas galbūt taip ir buvo tikėtasi, kad sužais. Ir taip, Eurolygoje šiuo metu paskutiniai vietoj yra Villerbano Asvel komanda, pakeitusi trenerį vidury sezono. 2 pergalės, 15 pralaimėjimų. Kaip manai, kokios priežastys galėtų būti tokio prasto žaidimo? Vis tik turi ir buvusį Eurolygos MVP, ginčytinai vieną geriausių Eurolygos visų laikų žaidėjų, Nando De Colo, ir daug kitų žaidėjų. Ko tavo nuomonė trūksta šiai komandai, kad ji galėtų geresnių rezultatų pasiekti? Aš šiame sezone iš tikrųjų daug nestebėjau Villerbanos vėl rungtynių, nes prieš sezoną taip ir spėjau, kad bus viena tų dugninių komandų, 17 vietoje mano spėjimuose buvo. Taip, sudėtis visai nėra bloga ir gal net sakyčiau, neturėtų būti paskutinė pagal sudėtį, bet žaidimas tikrai nepagerėjo net ir pakeitus trenerį į Gianmarco Paceko. Atvažiavo taip pergalė prieš Kauno Žalgirį, tačiau
Nežinau, to komandoje gal sakyčiau labiausiai trūksta gynybos, daug yra kam rinkti taškus, tačiau gynyboje gal didžiausios problemos stebina Timotė Ukabaro, tapęs tikrų lyderių Vilerbane. Taip pat Geoffrey Lavernas yra atsigavęs. E, ką pats išskirtum, ko Mm, trūksta ir ką, Visų ką pirma, tai trūksta jaunystės Vilerbano komandai, daug tokių jau į antrąją karjeros pusę einančių žaidėjų. Dekolo 37 metų veteranas Davidas Laiti irgi tikrai jau nemažai metų skaičiuojantis žaidėjas. Lavernas po sunkios kryžminių raiščių traumos atsigaunantis žaidėjas, pagrindinis centras. O kiti žaidėjai tai tokie labiau eksperimentiniai iš NBA pasikviesti žaidėjai. Maikas Skotas bandė Tony Parkeris pasikviesti po ceko, tikėjosi, kad įneš galbūt kažkokios gyvasties, bet kol kas po to Žalgirio pergalės aš tikrai galvau, kad tas Velio žaidimo kreivė tik pagerės, bet nei naujos arenos atsidarimas, nei trenerio pakeitimas kol kas tikrai nedavė jokių vaisių. Ko negalima pasakyti apie Berlyno Albos komandą, kuri tikrai, kurios žaidimas kaip amerikietiški kalneliai vienose rungtynėse sugeba nukauti Barceloną, Žalgirį ir prieš ką dar laimėjo Alba, neatsimeni? prieš Milaną. Va, prieš Milaną laimėjo. Milanas irgi nepasakyčiau, kad labai gerai žaidžia, bet irgi ne paskutinės lentynos komanda. Ką galėtum, kokią įžvalgą galėtum apie Berlyno Albą padaryti, apibendrindamas pirmą sezono jos pusę? Nežinau, šiaip kažkiek ir traumų gal prisidėjo prie to Albos žaidimo, ypač matėm rungtynės su Žalgiriu, na, ten, nežinau, iš starto penkito, kiek ten kokius tris žaidėjus galėčiau išvardinti iš tų kelis iš viso mačiau patį pirmą kartą. Tačiau prie Albos, manau, neužsisėdėkim ir judėkime prie komandos, kuri labai nuvilė mus, ypač lietuvius, tai Kauno Žalgiris 16 vieta. 5 pergalės, 12 pralaimėjimų, 6 pralaimėjimai iš eilės, daug kalbėta apie tai, tai gal trumpai savo nuomonę keliais sakiniais. Nu, visų pirma, pirmas rodiklis, kuris akivaizdžiai matosi Eurolygos lenteliai, tai nors ir Žalgiris 5 pergalės ir 12 pralaimėjimų, tai pralaimėjimų beveik dvigubai ir dar daugiau, bet plius minus Žalgirio reitingas tik -41. Tai kokią išvadą galima padaryti, kad Žalgirio rungtynės visos būna labai atkaklios ir žaidimas taškas į tašką. Kiek buvo jau šį sezoną rungtynių, kai Žalgiris pralaimi tik keliais taškais ir paskutinę minutę labai apmaudžiai. Žalgiris dabar fiksuoja 6 pralaimėjimų seriją. Paskutinė pergalė buvo pasiekta prieš, jeigu neklystu, prieš Milaną. Prieš Milaną buvo pasiekta paskutinė pergalė dar lapkričio pabaigoje. Žalgiris tuo metu fiksavo apskritai neblogą sezono pradžią, bet po tos pergalės Žalgirio žaidimas itin suprastėjo, treneris pakeistas, tai galima tikėtis, kad dar galbūt galima bus pasiekti kažkokių rezultatų, bet aišku, labai labai liūdna dėl šios komandos, bet vis tiek iš dalies galima pateisinti. Biudžetas tikrai ne pats didžiausias, ko negali pasakyti apie Belgrado, pavyzdžiui, Cervena Zvezda, kuri disponuoja tikrai žymiai didesniu biudžetu, susiperka prieš sezoną puikių žaidėjų. Tiek galima paminėti vieną iš jų, tai Šabazas Napieras, kuris visiškai nepritapo Belgrado komandai ir jau yra atsidūręs Milano ekipoje.
rodiklis, tas pats rodiklis, kuris išsiskyrė, kalbant apie Žalgirį, tai Cervena Zvezda, nors turi 6 pergalės, 11 pralaimėjimų, plius minus rodiklis +4. Ką galima pasakyti, kad Cervena Zvezda, jeigu laimi, tai laimi tikrai daug taškų skirtumų ir dažniausiai namuose, bet išvykoje kol kas ši komanda žaidžia labai prastai. E, vien jau tai, kad Milošas Teodosičius 37 ar 8 metų veteranas sužaidžia, sužaidžia ne vienas geras rungtynes, vienose net 40 balų surenka ir jeigu toksai žaidėjas tempia tavo ekipą, tai galima pasakyti, kad tikrai trūksta kažkokių lyderių galinčių ant savęs pasimti komandą. Atleido trenerį sezono pradžioje, berods pirmas atleistas treneris, Duška Ivanovičius. Nežinau, ar tai buvo teisingas sprendimas, bet kol kas Vairopolui nelabai sekasi šios komandos žaidimo tobulinti. Ko tavo nuomonė trūksta Zvezdai, kad ji galėtų dar pagerinti savo žaidimą antroje pusėje sezono? Uh, Nežinau, gal sakyčiau, komanda šiek tiek pažydžiama gynyboje. Uh, Ten didžiausios problemos, bei manau, kad trūksta priekinėje linijoje šiek tiek pastiprinimo, nors Luka Mitrovičius tikrai šiame sezone geros formos, taip pat Bolombois gerai žaidžia, bet Maikas Tauby, Kuzmičius iš viso jau išvyko, man atrodo, iš komandos. Tai neįtikina šie žaidėjai. Milošas Teodosičius, kaip ir tu sakėjai, išgyvena jaunystės laikus, visiškai atsigavęs, bet manau, trenerio pakeitimas absoliučiai nedavė jokių vaisių Cervenai Zvezdai ir ši komanda tikrai turi potencialo pakilti aukščiau net ir be Šabazų Neipiro, tai aš manau tikrai gali atsigauti antroje sezono pusėje. Judėkime tada prie Anadolu Efes, irgi prastai pradėjo sezoną, tada atrodė jau įsivažiuoja, bet pakirto traumas šią komandą. Dabar kiek netikėtai išvyko Ante Žižičius, ko tikrai nesitikėjau, nes neblogai atrodė iki traumos. Tačiau papildė tikrai geri žaidėjai, tiek Maikas Daumas, tiek Oturu. Tai Anadolu Efes irgi turi daug perspektyvų antroje sezonoje pusėje pakilti. Nežinau, kažkiek yra gal tų abejonių dėl trenerio. Pirmas sezonas jame Eurolygoje. Tačiau, kai grįž žaidėjai po traumų, Vilas Klaiburnas labai svarbus, tai manau tikrai kils aukščiau, kaip tu manai. Visiškai sutinku, Anadolu Efes, jei ne traumos, tikrai manau, kad būtų žymiai aukščiau šitoje Eurolygos lentelėje, bet kol dar visi sveiki buvo, irgi negali sakyti, kad Anadolu atrodė gerai, net kai Klaiburnas dar buvo sveikas, jis nedemonstravo gerų skaičių, žaidė, taip sakyčiau, vidutiniškai, kas tikrai nebuvo prognozuojama prieš šį sezoną, ypač kai išvyksta Vasilija Micičius. Bet aš dar šios komandos tikrai nenurašyčiau, vis tik 7 pergalės, tai nuo 6 vietos, kad netektų žaisti krintamosiose, skiria tik 3 pergalės. Apskritai šį sezoną Eurolyga, kaip ir pernai, itin kompetitinga. Komandas, tarkim, kad ir nuo 15 vietos Zvezdos iki 4 vietos Panathinaikos skiria tik 4 pergalės iš 17 rungtynių, tai viena kita pergalė pasiekta, galbūt šiek tiek daugiau sėkmės ir visai kitaip galėjo atrodyti ši lentelė. Manau, kad šį sezoną bus labai svarbus tarpusavio santykis, ypač kadangi dar yra įkrintamosios. Tai kiekviena pozicija itin svarbi, jei nori turėti namų pranašumą. Kita komanda su tokiu pačiu pergalių pralaimėjimų santykiu, Milano Armani, komanda, kuri išgyvena ne pačius geriausius laikus tiek praeitą sezoną, tiek šį sezoną.
7 pergalės. Tikrai išdalino ir nemažai pralaimėjimų silpnesnėm komandom. Žalgiris laimėjo prieš Milaną. Tos pačios traumos irgi šiek tiek paveikė Armani, bet šiaip prieš sezoną buvo tikrai prognozuojamas geresnis pirmos sezono pusės bent jau rezultatas, papildė Nikola Mirotičius. Šiuo metu vienintelis pliusas tai tik tai Šabazas Napieras, kuris jau galėjo žaisti šį turą. Tai matėm, kaip Šabazas Napieras žaidė ir pernai, tai tikrai duos daug komandai. Ir šiaip Nikolo Meli pradėjo labai silpnai sezoną, bet iškritus Nikolo Miročiui dabar tikrai atsigavo ir vėl tapo lyderis. Šilcas gerai atrodė, dabar vėl trauma, tai bet pasiektos dabar pergalės prieš Baskoniją, taip pat prieš Asvel, prieš Barceloną, tai tikrai manau kažkiek ir atsigauna gal ta komanda. Pratęstas kontraktas su Mesina, daug kas tikrai prieštarauja tam, aš irgi skeptiškai tai vertinu, man atrodo, Mesinai gal jau pats laikas būtų eit pailsėt. Mes patys, aš būtent prognozau 4 vietą Armani reguliariajame sezone, tu 5, tai tikrai viena labiausiai nuvilinčių komandų dabar Eurolygoje. Nebent jau tai nuvilia ypač Nikola Mirotičius, kuris net kai žaidė, man asmeniškai Milanas netgi geriau atrodo be jo. Su Mirotičium tikrai pasiektos tik kelios pergalės. Aišku, Mirotičius dabar traumuotas, bet puikiai jo rolę perėmė Šeivonas Šilcas, kuris šį sezoną tikrai žaidžia nuostabiai. Jį anksčiau stabdydavo nuolat traumas, dabar šiek tiek mikrotraumelė jį pristabdė, bet žaidimas žaidžia tikrai nuostabiai. Johannesas Voitmanas atrodo irgi neblogai. Kitas pasaulio čempionas Mao Dolo stabdomas traumų, bet Milanas tikrai turi šansų realių dar pakliūti netgi ne į krintamąsias, o užsitikrinti poziciją netgi atkrintamosiose top 6. Viena pozicija aukščiau už Milaną. Matome Müncheno Bayernas, 8 pergalės, 9 pralaimėjimai. Gerai atrodo Bayernas namuose, 6 pergalės iš 8 pasiektas būtent ten. Ir turbūt labiausiai stebina mane asmeniškai tai Seržas Ibaka. Atrodė jau senas, jau veteranas, gal ne tiek galės ir Eurolygoje kažką parodyti, gal bus labiau Kemba Walkerio variantas, tačiau gerai atrodo ir pats Bayernas su Pablo Laso vedamas tikrai demonstruoja gerą formą. Ką pats apie Bayerną, ar turi kokių įžvalgų? Tai dėl Ibakos visiškai sutinku. Aš irgi, kaip ir pats sakėjai, nurašiau jau šį puolėją prieš sezoną, bet tikrai mane nustebino tiek jo motyvacija. 34 metų jau galima pavadinti turbūt veteranu, bet tikrai dar nesiruošia baigti karjeros. Aišku, kaip ir pats sakė, kad pinigų jau užsidirbo, dabar tiesiog mėgaujasi krepšiniu, galbūt viena iš priežasčių atvykti į Europą buvo ir pakeliauti šiek tiek, nes vis tik aplankai bene kiekvieną Europos šalį žaisdamas Eurolygoje. Pablo Laso nesitikėjau, kad sugebės bent jau tokią, nepavadinčiau gerą komandą sulipdyti, bet tikrai tokią eksperimentinę komandą pavadinčiau. Daug tokių žaidėjų, su kuriais nenorėjo pratęsti sutarties kitos komandos. Carsonas Edwardsas atrodo Eurolygos naujokas, bet kaip ir nedemonstruoja itin gero žaidimo, labai nestabilus. Devinas Bukeris irgi iš tos pačios Fenerbahčės. Dar galima būtų paminėti, kas nuvilia, tai šiek tiek nuvilia pasaulio čempionai Obstas. Pasaulio čempionas Obstas demonstravo nuostabius skaičius, nukalė netgi pergalę prieš tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas, bet grįžęs į savo klubą, nepasakyčiau, kad žaidžia gerai. Isaacas Bonga
neblogai užima puolėjo pareigas, bet apie Barną Barnį neprognozuočiau top 10 vietos. Kaip tu manai, ko galima tikėtis iš jo antrojo sezono pusėje? Manau, komanda tikrai išliks įkrintamųjų toje kovoje dėl 10-9 vietos. Sunku dabar pasakyti, ar ten pateks, bet sakyčiau, už 10 vietoje esančio Valencija tikrai, mano nuomonė, daugiau potencialų turi Bayernas. Judėkime toliau. 11 vieta, Vitorijos Baskonija. Turbūt labiausiai pasitvirtęs trenerių keitimas šiais metais Eurolygoje. Duško Ivanovičius 4 kartą grįžo vadovauti Baskonijos komandai ir toliau skina pergalės, demonstruoja gerus rezultatus. Šiek tiek dabar yra kritusi į kažkokią dobelę, bet prieš tai buvo pergalė prieš Zvezdą, prieš Fenerbahčę, Valenciją. Tai tą pačią Barceloną, Olį, tai matom tikrai superinę ir stebinčią Sedekerskio formą, ką mes jau esam su tavim kalbėję. Tai taip pat Čima Monekė irgi gerai atrodo, pernai Monake prastai žaidęs, šiemet vėl sužibėjo ir tikrai iš šios sudėties, iš kurios daug kas niekas nesitikėjo dabar, tai tikrai yra kovojanti dėl play-ino komandų bent jau. Apie Baskonę dar galima pasakyti, kad Sedekerskis šį sezoną, kaip sakai, labai stabilus, bet dažniausiai pergalę Vitorijai nukaldavo arba Markusas Howardas, arba Čimo Monekė. Abu žaidėjų rezultatai labai priklauso nuo dienos. Howardas vieną dieną gali sukratyti 30 kelis taškus, kitą surinkti vos 7 taškus ir surinkti -7 naudingumo balus. Monekė labai emocingas žaidėjas, priklauso ar gynyba, ar prieš jį yra kitas fiziškas ir tvirtas puolėjas. Jeigu ne, Monekė gynyba drasko, nori parodyti, kad praeitą sezoną tikrai buvo nuvertintas. Ir aš kiek klausiau jo interviu, jam labai patinka jį ne prove haters wrong, jeigu angliškai, tai žmonės, kurie jo nemėgsta, kaip ir sudaryti kitą įspūdį apie jį. Aš tai asmeniškai ir tikėjausi tokio žaidimo iš Monekės šį sezoną. Sedekerskis gal mane labiausiai stebintų turbūt, ir dabar geros formos tikrai yra Cody Milleris McIntyras. Gal 2 kartus jisai buvo arti trigubo dublio ir aš visiškai nesitikėjau iš jo tokio būtent žaidimo. Ar turi dar kažką pridėti prie Baskonijos, ar galime judėti toliau? Galiu tokią prognozę, spėjimą pridėti, kad ar drįstum teikti, kad šį sezoną Cody Milleris McIntyras visgi pasiekta trigubą dublį? Ne. Aš spėčiau, kad taip, nes tikrai buvo ne vieną kartą arti ir aš manau, kad vienaip ar kitaip spėju, kad pasieks tą trigubą dublį, bet kai tai padarys, apie tai ir pakalbėsim. Judėkim toliau. Tai 10 vieta Valencija. Labai gerai pradėjo sezoną, vienu metu atrodė, kad jau kris žemai, tačiau paskui vėl iškovojo keletą pergalių ir buvo pasiekta tai prieš Cervena Zvezdą, prieš Asvel, prieš Olį ir grįžo kažkiek kitą formą ir dabar yra 10 vietoje ant play-ino ribos. Nežinau, šiaip apie Valenciją neturiu ką ir daug pasakyti. Kažkiek stebino pradžioje metų, dabar šiek tiek jau krenta žemyn ir manau nebus jos nei play-in, nei play-off. Aš irgi prognozuočiau kritimą iš 10 pozicijos žemiau. Sklando gandai, kad Valencija nori pasikviesti Keviną Pangosą iš Milano pasipildyti, bet Milanas kol kas netrodo, kad artimiausių metų paleis jį. Apskritai, Semi Audželėje žaidžia neblogą sezoną, po 15 naudingumo balų renka. Brendonas Deivisas šį sezoną nelabai stabilus,
vienas rungtynės dominuoja, kitas atrodo, kad jo aikštelėje net nėra. Krisas Džonsas prasitęsė sutartį su Valencija šį sezoną, atrodo tikrai neblogai, traumas kol kas jo nestabdė, bet potencialo antrai sezono pusėje Valencija daug neturi. Nėra tiek daug žaidėjų, kurie dar savo žaidimą pagerins, ar bent jau tikėtina, kad pagerins. Tai kaip ir prieš tai sakėm, aš Valencijai prognozuoju prastesnę antrą sezono pusę, ko negalėčiau pasakyti apie Belgrado Partizaną, kuris šiuo metu patyrė du pralaimėjimus, bet iki tol demonstravo puikią formą, įveikti stiprūs varžovai, Valencija, Žalgiris, Milanas, Monakas, Panathinaikosas, Fenerbahčė kiek anksčiau sezono metu. Tai tikrai Željko Obradovičius iš šitos komandos sugeba išspausti kiek įmanoma daugiau. Partizanė puikiai adaptuojasi naujokai. PJ Dauzieras atvykęs iš NBA žaidžia puikiai, Bruno Kabloklo sezono metu papildęs Partizaną puikiai įsiliejo. Frankas Kaminskis tikrai atrodo neblogai, dabar dar Partizanas pasipildė Džeilinu Smitu, kuris tikėtina užpildys žaidėjų spragas. Tai Partizanui tik prognozuočiau geresnį antrą sezono pusę. Panteris tikėtina demonstruos geresnį žaidimą, Lydėjus neturėtų nustoti taip gerai žaisti. Tai tas Matijas Alesoro praradimas po praeito sezono šiek tiek su tuo susitvarkė Partizanas. Ar turi dar ką nors pridėti apie Visiškai Partizaną? pritariu, kad labai gerai atrasti Želko Obradovičiaus naujokai, tai PJ Dauzieras, Bruno Kaboklo. Vidury sezono pasirašytas jau, tai manau, šie du, aišku, Kaminski prastai atrodo ir buvo ta trauma, gal jį dabar dar vis yra, bet, nu, Partizanas, manau, tikrai bus bent jau play-ino komando antroje sezono pusėje. 8 vieta Pirėjo Olympiakos, 9 pergalės, 8 pralaimėjimai. Olympiakosas, sakyčiau, pagal sudėtį gal ir yra ten, kur ir turėtų būti. Kostos Luko praradimas labai jaučiamas jiems. Buvo daug gandų apie Kendriko Nano atvažiavimą, bet Nanas pasirinko Panathinaikosą. Labai gerai atrodo Alekas Petersas, kuris visiškai pridengė Sašo Vizenkovo išvažiavimą. Pasipildė ir Filipu Petruševu, kuris dar kažko įspūdingo nepademonstravo. Kažkiek nuvilė Nikola Milutinovas, kur tikrai galvojau, kad bus tikras lyderis, bet Olympiakos irgi, manau, netgi turi galimybių gal iškopti į šešetą. Aš irgi taip pritarčiau, nes Olympiakosas pasižymi, bent jau treneris Barcokas pasižymi itin griežta ir Olympiakui būtent būdinga sistema, kurią perkasti žaidėjams užtrunka laiko. Matome, Brazdeikis atvyko jau tikrai prieš gerus 4 mėnesius, bet kol kas nedemonstruoja gero žaidimo. Nas Mitrolongas kol kas sužaidė tik tai rungtynes Graikijos lygoje. Jau galės debiutuoti kitose rungtynėse, jeigu nuspręs tai padaryti treneris. Petruševui irgi reikės laiko įsivažiuoti. Kaip sakei, nuvilė Milutinovas, kuris, sakyčiau, netgi žaidžia per mažai, už jį daugiau ir geriau žaidžia Mustafa Folas, bet puikus pavyzdys yra šitas Isaiah Keinanas ir Alekas Petersas, kurie praeitą sezoną atrodė kaip tikri vidutiniokai, bet jau 2 metai, kai jie žaidžia pas Georgio Barcoką ir jau įsižaidžia, tikrai turi žymiai geresnius sezonus nei praeitas. Tai kaip ir manau, kad neįmanoma Olympiakos žaisti blogiau antroje sezono pusėje, nes žaidėjai tikrai neblogi. Neblogų žaidėjų taip pat turi ir Makabis,
Tel Avivo Makabis, bet žaidžiantis dėl karo Belgrade. 10 pralaimėjimų, 10 pergalių, 7 pralaimėjimai. Um, Mane stebino, itin nustebino žaidimo nesuprastėjimas, nepaisant karo ir persikėlimo į kitą miestą. E, Tikrai žaidėjai profesionaliai atlieka savo darbą, sugeba susikoncentruoti į rungtynes ir tikrai skaičius ir atidirba pinigus tikrai. Ir dabar matome tą ir chaosą šiek tiek Maccabi komandoje, kad vietiniai žaidėjai žaidžia Izraelio čempionate, ką tik atsinaujinusią, o legionieriai ne. Ir, pavyzdžiui, rungtynėse prie Žalgirį jie turėjo vos vieną treniruotę kartu, tačiau vis tiek sugebėjo laimėti. Tai parodo, manau, tvirtą komandos charakterį, gerai atrodo ir stebina kai kurie žaidėjai. Tai Romanas Sorkinas, Tamiras Blatas geras rungtynės kaip tik prie Žalgirį sužaidė. Taip pat, kaip visada, Veidas Baldvinas neblogai atrodė iki dabar patirtos traumos ir Lorenzo Braunas, tai tikrai, manau, tas karas Izraelį atrodo nelabai paveikė Maccabi komandos ir jeigu viskas gerai bus finansiškai, tai ši komanda turėtų išlikti ir aš sakyčiau, irgi playoffuose turėtų būti, ar tai per play-iną patekti, ar tiesiai, tai manau tikrai, kad bus. Tai ir pačios komandos branduolys nuo praeito sezono labai nepasikeitė. Kaip ir išvardinai žaidėjus, žaidėjai daugmaž tie patys. Tai aš irgi prognozuočiau play-inas, tai tikrai, bet dėl top 6 šiek tiek abejočiau. Ir šešta vieta playoffo užtikrintą spotą atidaro Fenerbahčė Beko Istanbul. 10 pergalių, 7 pralaimėjimai. Atvykus Šarūno Jasikevičiui gerą formą demonstruoja Fenerbahčė, nors gal kažkiek ir pakeitė tas Jasikevičius komandą, bet kažko įspūdingo tikrai, kažko didelio nemanau, kad pavyko pakeisti per tokį trumpą laiką. Pergalė Stambulo derbyje praėjusiame ture ir iš viso jau 4 pergalės iš eilės. Atvykus Jasikevičiui dar patirto pralaimėjimo nebuvo. Tai manau, ši komanda labai daug potencialo turi ir aš ją matyčiau Eurolygos Final Four. Dar anksti sakyti, kaip Fenerbahčė atrodys antroje sezono pusėje, nes kaip ir statistika dažnai sako, kad pasikeitus treneriam žaidėjai natūraliai žaidžia geriau, nes nori pasirodyti prieš naują trenerį ir apskritai pokyčiai lemia kažkokį pokytį ir žaidime dažniausiai teigiamą, bent jau pradžioje. O daugiau aš prognozuočiau Fenerbahčei tikrai aukštą vietą. Matosi ir žaidėjų reakcijos, ir iš žaidimo ir iš pačios Fenerbahčės žaidimo, kad žaidėjai tikrai labiau bent jau kol kas atsipalaidavę ir mėgaujasi. Kapitonas atsiliepia gražiais žodžiais apie Šarūną Jasikevičių. Tai tokia gera komandos atmosfera, manau, kad tikrai itin prisidės prie rezultato antroje sezono pusėje. Taip, einant toliau, 5 vieta, jau įžengėme į į top 5, kurį pradeda Monakas. Toks pat rezultatas kaip Fenerbahčė, 10 pergalių, 7 pralaimėjimai. Žaidžia panašiai kaip ir praeitą sezoną. Disponuoja dideliu biudžetu, susirinko gerų žaidėjų, pasikvietė buvusią NBA žvaigždę Kemba Walkerį, kuris kol kas nežaidžia itin gerai, bet Monakui tikrai prognozuočiau top 6 vietą antroje sezono pusėje. Monako tiesiog yra stabilumo komanda, tiesiog aš manau, kai kitos komandos, kaip ten Baskonija, Valencija, užžaidžia gerai, tada vėl prastesnė atkarpa, tai Monakas palaipsniui tiesiog kyla ir tai forma. Maikas Džeimsas irgi atrodo gerai ir atradė savo vietą, skirtingai gal nei buvo CSKA ar Mani, kur pastovus konfliktai. Taip kad
manau, tikrai Monakas irgi bus, netgi sakyčiau, reguliavime sezone top 3 komanda ir nežinau, ar čia reiktų labai įsiplėsti. Judėkime gal prie ketvirtosios vietos, tai Ergino Atamanų vadovavimą ir Atėnų Panathinaikos 10 pergalių ir 7 pralaimėjimai. Tai gerą atkarpą dabar išgyvena Panathinaikos. Kiek čia pergalių, jau 4 pergalės iš eilės. Ir tarp jų Marius Grigonio game winneris prieš tą patį Monako klubą. Taip pat pergalė prieš Milaną, prieš Cerveną Zvezdą. Taip pat tikrai geros formos ir geros formos atvyko Nanas, įsižaidęs jau. Taip pat ta džiugu dėl Grigonio, kuris gauna minučių tokioje, atrodo, užkimštoje gynėjų rotacijoje. Visiškai sutinku, Panathinaikos viena labiausiai stebinančių komandų pirmoje sezono pusėje. Sunku buvo tikėtis, kad 11 naujų žaidėjų atėjus į komandą ir pasikeitus treneriui, tai praktiškai komanda Aš visiškai. nepasakyčiau, kad manęs labai stebina Panathinaikos pagal sudėtį, tai man buvo top 5, top 6 ar taip komanda ir aš gal sakyčiau, pradžioje net kiek nuvylė mane pradžioje sezono Panathinaikos, o dabar demonstruoja tikrai gerą formą. Aš juos mačiau 5 vietoje reguliario bet sezono pabaigoje, tai Bet nepasakyčiau, kad labai stebina. tiek daug naujų žaidėjų ir naujas treneris, ką aš noriu pasakyti, kad buvo sunku prognozuoti tokį gerą žaidimą jau pirmoje sezono pusėje. Tikrai tikėtina ir manau, kad garantuota, kad antroje sezono pusėje Panathinaikos atrodys tik dar geriau, kas yra labai keista, nes dažniausiai tiek, kai buvo Atamanas Efese, Efesas nebuvo reguliariai sezono labai gera komanda, dažniausiai būdavo antroje aštuntuko pusėje, bet Panathinaikos galbūt tavęs nestebina, bet mano nuomonė pirmoje sezono pusėje 60% pergalių surinkti Eurolygoje, Graikijos lygoje nepralaimėti nei karto. Panathinaikos Graikijos lygoje nepralaimėjo nei karto. Tai Panathinaikos puikiai įsivažiavo, kaip sakei, Nanas, žaidėjų ten ką nori, atrodo antras penketas išeina į aikštelę ir atrodo kaip tikrai stabili vidutiniokiška komanda, bet po to, kai vėl grįžta startinio penketo žaidėjai, Slukas, Lesoras, Mitoglų, tas pats Grigonis, kuris puikiai išsimušė savo vietą tarp tokių žvaigždžių, tai Jo, Panathinaikos. tiesiog Panathinaikos sudėtis yra tokia, kad atrodo paimk bet kurio penketo realiai žaidėją ir į Žalgirį jis jau bus lyderis šioje komandoje ir dar yra potencialo aukti. Pančio Hernan Gomesas nuvilia ir, sakyčiau, visiškai jo vietą perimės Dinos Mitoglų. Taip pat Luka Vildoza dar gali tikrai dėti žingsnį į priekį. Kostas Lukas. Aišku, nustebino, kad Panathinaikosas paleido Kailą Gajų. Prieš sezoną tikrai tikėjausi ir maniau, kad jisai užims snaiperio rolę ir tikrai jam tas perėjimas iš Ispanijos komandos nebus labai jaučiamas, bet nepritapo ar Atamano schemose, ar apskritai Manau, komandoje, nors. tiesiog per didelė konkurencija ir konkurencijos net laikė Kailas Gais. Grigonis, matom, irgi stumdomas į 3 poziciją, nes tiesiog yra Vildozas, Lukas, Džerianas Garantas labai gerai atrodo, ypač gynyboje ir tikrai vienas tų raktinių žaidėjų Panathinaikos sėkmėje. Ir dėl to aš gal sakyčiau, tas Kailas Gais ir išvyko iš to PAO. Taigi judėkime prie 3 vietos. Barcelona 11 pergalių, 6 pralaimėjimai. Sezono pradžioje itin stebinusi asmeniškai mane komanda, palikus Jasikevičiui negalvojau, kad su Grimau Eurolygos debiutantų treneriu tokią formą demonstruos. Aišku, dabar ta forma kiek kritus, mes matėme ir pralaimėjimą Albai, Armaniui, bet prieš tai pasiektos pergalės jos išlaiko. 3 vietoje daug gandų visokių apie Grimau ateitį, kad
jis bus atleistas, kad jau jo dienos suskaičiuotos, tačiau kol kas, manau, atleisti ir nėra labai už ką, nes komanda trečioje vietoje. Taip ir tas pats Navaro išreiškė pasitikėjimą treneriu. Aišku, čia tikėti tais pasitikėjimais ir tikėjimais, manau, labai negalima, nes praeitą sezoną pasitikėjo Šaru Jasikevičium, bet vis tik keliai išsiskyrė ir kiek galima suprasti iš Šaro interviu, nelabai geromis sąlygomis. Bet Barcelona šiek tiek buksuoja pastaruoju metu, jei ne Žalgirio toks prasta rungtynių pabaiga prieš Barsą, galbūt dviguba savaitė būtų buvusi ir nesėkminga tada Barcelonai, pralaimėjo Berlyno Albai, žaidimas atrodo jau toksai neįtin dominuojantis, koks atrodė dar iki susitraumuojant Laprovitolai, kuris rinkdavo daug taškų, gerai žaisdavo, bet daugiau labai ką apie Barceloną nėra ką pasakyti. Aš vis tik prognozuočiau iš dabartinės trečios vietos kritimą šiek tiek žemiau, bent jau iki play-inę, tai tikrai manau Barsą matysime blogiausiu atveju, bet trečioje vietoje sunku tikėtis, kad Barsa išsilaikys, bet to negalėčiau pasakyti apie Bolonijos Virtus, kuris pakeitė trenerį, pasikvietė Luką Bankį paskutiniam dienom prieš šį sezoną, trenerį, kuris išvedė Latviją į pasaulio krepšinio čempionato atkrintamąsias ir netgi padėjo iškovoti 5. vietą. Sunku buvo tikėtis, kad atleidus tokį specialistą kaip Serhijos Kariolo, tai išeis į naudą, bet akivaizdu, kad žaidimas pagyvėjo, žaidėjam tinka tokios trenerio schemos ir 12 pergalių pasiektų per 17 turų, tai tikrai parodo. Tornikė Šengelė išgyvena žaidžia puikiai, išgyvena tarsi jaunystės laikus. Pagal statistiką žaidžia man berods geriausią sezoną savo karjeroje. Dabar pasipildė ir dar vieno žaidėjo Ante Žižičiumi, o kiti žaidėjai tikrai atrodo puikiai. Du žaidėjai atvažiavo šiuo metu, tai ne tik Ančes Žižičius, bet ir Richards Lomašas taip pat papildė komandą. Nemanau, kad jis turės kažkokią čia didelę rolę, tačiau mes praeitojame podcast'e daug kalbėjom apie Luko Bankį fenomeną, tai gal daug neužsisidėkim, tačiau taip tikrai Virtus labai stebina ir dar be Šengelijos aš paminėčiau Marko Belinelį, kuris irgi iš niekur atrodo senukas, tačiau demonstruoja gerą formą. Ife Lundbergas atrodo vienas rungtynės nežaidžia, ten arba žaidžia labai prastai, kitos rungtynės jau žiūrėk 20 taškų sumeta, tai gera komanda. Dabar Dobričių mačiau prarado mėnesiui, bet tikrai, manau, bus bent jau play-in etape arba play-offuose Bolonijos Virtus, o pirma vieta, kaip ir visiems aišku buvo prieš sezoną, taip ir dabar. Aišku, gal ne tokiu dominavimu mes tikėjomės, bet 16 pergalių ir vos vienas pralaimėjimas Stambulo Fenerbahčei, tai Madrido Realas. Fakundo Kampaco turbūt buvo tas raktas, kuris atrakino ir dar pakėlė komandą į aukštesnį lygį, negu jį buvo praėjusiame sezone, ir dabar, tai sakyčiau, Realas žaidžia kitoje lygoje, ne Eurolygoje. Praeitą sezoną dar Realui itin trūko iš gero žaidėjo, kuris galėtų reikalui esant ant savo pečių komandą pasimti, bet puikiai tą rolę užėmė Nigelis Williamsas Gosas, veteranai Sergio Rodrigesas, Sergio Julas, bet šį sezoną Realas nesusilpnėjo, o dar sustiprėjo, negana to, kad jau ir taip jie buvo praeito sezono čempionai, pasirašė Facundo Campazzo artimiausiam 3 metam ar 4 metų berods kontraktą pasirašė. Campazzo grįžęs iš NBA demonstruoja puikius skaičius,
dalina daug rezultatyvių perdavimų, apskritai Realo žaidimas itin greitas, chaotiškas. Dažniausiai Realas, kai sportuoja, tai priešininkai dažniausiai jo net nepastebėję. Galėjo sezono pirma pusė būti visiškai sausa 17-0. Fenerbahčei tik pasisekė paskutiniam sekundėm Realas padarė klaidą ir Fenerbahčė pelnė taškus. Visiškai nenustepčiau, jeigu, kaip ir praeitą epizodą dariau spėjimą, Realas per reguliarųjį sezoną nepatirs daugiau nei 4 pralaimėjimų. A, taigi tokia ta pirmojo rato apžvalga ir judėkime turbūt šiandien prie paskutinės podcast'o rubrikos. Tai įdomiausios savaitės rungtynės, kurias rekomenduotume žiūrovams. Tai aš visų pirma be Žalgirio šiandien taip pat siūlyčiau įsijungti Maccabi Monako mačą, o rytoj, kaip visi žinom, El Clasico. Barça Realas tikrai įdomus mačas nuo 22 valandos. Ką pats išskirtų? Aš siūlyčiau dar pažiūrėti Baskoniją su Panathinaikosu. Um, Abi komandos šiuo metu atrodo neblogai ir ten turėtų būti daug taškų, rezultatyvios rungtynės. Ši savaitė yra dviguba, tai krepšinio bus per akis. El Clasico rytoj, o poryt mūsų laukia Serbijos derbis, Cervena Zvezda su Partizanu. Taip pat laukia finalo ketverto pusfinalio dar vienas atkartojimas Olympiakosas prieš Monaką. Žais Pirėjuje, tai manau, kad fanų bus daug, emocijų daug, žaidimas gražus ir taip pat išskirčiau Fenerbahčę su Makabiu, kuri žais niekur kitur, o Kalnapilio arenai Panevėžyje. Būtinai įsijungsiu vien dėl to, kad galėčiau pasižiūrėti, kaip galbūt kažkada Lietkabelis atrodytų to arenai, jeigu žaistų Eurolygoj. Iš kitų rungtynių dar paminėčiau penktadienio vakarą desertas Real Madrid prieš Stambulo Anadolu Efes. Gal išskirtum dar kažką iš 19 turo rungtynių? Nežinau, tiesiog paraginčiau visus, kas ypač panevėžiečius, kas dar neturi bilietų, dar mačiau yra likę, nuvykti gyvai pasižiūrėti Fenerbahčė Maccabi rungtynes. Pirmą kartą Eurolyga Panevėžyje, aš pats irgi turėčiau būti ten, tai kas, jeigu norės, galėsim tikrai pasimatyti ir padiskutuoti apie krepšinį. Taigi Okay. čia buvo podcastas Ne ekspertai, aš Vainius ir mano kolega Justinas. Ačiū Justinai, kad buvai ir susimatysime iki kitų kartų. Iki viso, pakomentuokit, parašykit, palaikinkit, pasubscribinkit, pašėrinkit, pasidalinkit to video. Mum daryti tokį turinį smagu. Tikiuosi, jums bus smagu žiūrėti ir ką, susitiksim ne rytoj, ne poryt, bet kažkada greitai. Iki.